Sveiki. Ar New Millennium kompanija išveda pinigus į korteles arba sąskaitas? Štai šiandien video tokia bus tema. Kai mes duodam informaciją žmonėm, kai mes su jais kalbam, pasitaiko ir pakankamai dažnai tokių atvejų, kad jie paima ir suabejoja. Žiūrėkit, New Millennium kompanija dirba jau šiandien dienai 10 metų ir 8 mėnesius. Iš karto iškyla toks klausimas, jeigu kompanija neišmoka pinigų, ar jinai išsilaikytų rinkoje, juo labiau internete, kai yra tokia didelė konkurencija, ar jinai išsilaikytų rinkoje tiek metų? Žinoma, kad ne. Kitas klausimas iškyla. Kaip jūs manote, tie, kurie mes dirbame, ar mes dirbame šiaip savo? Mes ar kvailiai esam, ar iš idėjos dirbam, ar šiaip savo dėl ko. Žmonės dirba po 8 metus, po 10 metų. Pati aš dirbu jau 2,5 metų beveik. Logikos nebūtų, iš viso. New Millennium kompanija yra ne Lietuvoje. Jie ne lietuviška kompanija. Jie yra užregistruota offshoriniai zonoj. Tačiau, ką galiu pasakyti, labai mažai kompanijų yra, kurios išmoka bet kur pinigus, kur tik žmogus paprašo. Paprastai būna ribojimai. Žiūrėkit, daug jūs matėte tokių kompanijų, kad išmokėtų į sąskaitas, į korteles, į pinigų sistemas. Kaip viskas vyksta su išvedimu? Kai žmogus dirba, nes čia reikia dirbti, jisai užsidirba, uždaro programas, gauna pinigus ir paprašo kompanijos, kad jam išvestų tuos pinigus. Jeigu tai pavyzdžiui į korteles, aš pavyzdžiui naudojuosi Revolut, aš jums greitai paimsiu ir parodysiu vieną iš išvedimų į Revolutą, pinigai ateina maždaug per 20 minučių. Jeigu, pavyzdžiui, tokias sistemas kaip Perfect Money, Dvencash, Tenpayeris, pinigai ateina dar greičiau, per 3-5 minutes. Ir tai ne aš viena, sakau, tai visi sako tie, kurie dirba ir užsidirba. Kitas yra reikalas, jeigu žmogus ateina ir jisai galvoja, kad už jį kažkas tai padarys darbą ir jam uždirbs pinigus. Jisai nieko nebedaro. Priežasčių, aišku, visokių ten pasiteisinimų žmogus, susigalvoja. Bet tai čia yra jau jo reikalas. Vadinasi, jis paprasčiausiai nenori užsidirbti pinigų. Tai kaipgi viskas vyksta? Dabar aš įeinu į savo kabinetą. Šiaip, tiesa, dar prieš tai pasakysiu. Aš nepraktikuoju tokio dalyko, kad rodyčiau, kaip išvedami pinigai, kaip jie yra gaunami ir kiek aš esu užsidirbusi. Visų pirmiausia, kai žmogus paima ir paklausia to dalyko, tai yra labai nekorektiška. Čia lygiai tas pats, kaip jisai paklaustų, kiek pas tave yra sąskaitoje pinigų, kiek tu uždirbi. Žinot, nei aš savo seifo raktų, kam žadu duoti, nei savo sąskaitos prisijungimų ruošiuosi duoti. Tačiau šį kartą padarysiu išimtį. Todėl, kad iškyla tas klausimas ir tokie abejojimai. Juo labiau, kada iškyla? Dažnai labai iškyla, kai žmogus ateina, susipažįsta su informacija ir jisai nueina pasitarti su kaimynu. Su tokiu kaimynu, kuris absoliučiai tokios veiklos nevykdė, juo labiau aišku, kad jisai nėra New Millennium kompanijoje. Jis iš viso net nėra dažniausiai prisilietęs prie internetinės veiklos. Bet, žinot, būna tokių žmonių, kad jie yra visažiniai. Jie viską žino. Tai nueina pas tokius kaimynus, pasitarė, ir tada jau aišku, prasideda visokie abejojimai. Vietoj to, kad žmogus paimtų ir susirastų vieną lyderį, kitą lyderį, 5 lyderį, galiausiai susirastų žmonės, kurie gyvena Šiaurės Kipre, nuo seno dirba kompanijoje, kad ir tokia Tamara Vlasova, Tamara Doceva. Jos mielai paims ir su jum pasikalbės. Bet ne, žinot, reikia eiti paimti ir pasitart su tais, kurie absoliučiai nieko nežino. Čia, žinot, čia lygiai tas pats, kai pavyzdžiui, kai skauda dantį, ir eini tartis pas santechniką, ką daryti.
su tuo dantim. Tai va čia lygiai tas pats būna. Ir čia ne tik New Millennium kompanijai. Aš dirbu 15 metų internetu, buvo ne viena kompanija ir pastovi ištisai va taip va susiduri su žmonių tokiu elgesiu, mąstymu. Na, bet tai čia jau jų yra reik. Paprasčiausiai reikia mokintis finansinio raštingumo. Paprasčiausiai reikia siekti žinių. Paprasčiausiai reikia mokintis. Be mokslo, be judėjimo, be žinių nieko nebus. Tai žmogus sustoja vietoje ir viskas, jisai paskui pradeda važiuoti atgal. Tai vad, pasakiau, kodėl aš pirmą ir vienintelį kartą rodysiu savo išvedimą į Revolutą. Ir šitą video dalinkitės su visais ir daugiau viskas tabu. Nes tiek, kiek aš uždirbu, nei vieno, kaip nuo mano uždarbio, nei vieno uždarbis nepriklausys tas, kuris ateis į kompaniją arba yra kompanijoje. Tai va, mėlyji, įeinu aš į savo kabinetą, taip atrodo paprastai mūsų New Millennium pagrindinis puslapis. Kodėl taip paprastai? Kad pirmokas suprastų, jeigu yra viskas paprasta, tai lengva yra dirbti ir tokiam žmogui, kuris nėra susidūręs su internetiniam veiklom. Naujokas, pirmokas atėjęs. Jisai nepasiklyš šitam puslapį. Svarbiausia informacija yra. Taigi, užeinu aš į savo kabinetą, rašau loginą, slaptažodį. Vat, matot jūs mano kabinetą. Čia yra visi duomenys. Iki šiol visą laiką mes sakydavome, kad negalima rodyti mido. Šiuo metu kompanija padarė labai didelę apsaugą ir, kaip sako, kad ir ant tvoros rašykit. Taip, kad aš nebijau paimti ir parodyti savo kabineto. Vardas, pavardė, elektroninis paštas, midas, referalinė nuoroda. Taip. Ir dabar mes einam į support ticket, nes mes čia visą laiką, kai gaunam pinigus, mes užprašom, rašom supportui, kad mes norim išsivesti pinigus. Ir aš kai žiūrėjau, vat šitas būtent tiketas yra į Revolutą išvestas mano, nes kiti yra Perfect Money. Atsiprašau, brangieji, aš galiu parodyti, kad į Perfect Money mano buvo užprašyti išvesti pinigai, bet aš negaliu parodyti įeiti į patį Perfect Money, nes visai neseniai jisai buvo nulaužtas. Ir kol kas aš dar savo Perfect Money to kabineto neatsistačiau. Šitoj vietoj visiems toks nemokamas patarimas. Kas dirba, kas turite elektroninius paštus, bet kokį dalyką, kur yra slaptažodžiai, keiskitės bent vieną kartą per mėnesį. Sekite informaciją, jeigu atėjo pranešimas iš kompanijos, iš banko pavyzdžiui, iš kokio PayPal ar ko, kad sakykime, ar jūs bandote įeiti iš šito IP adreso. Bet tokį dalyką aš praleidau ir tiesiog buvo nuneštas mano Perfect Money. Taip, ir dabar žiūrim. Ne, vis tik tai ne šitas bus. Vat, ne šitas. Čia yra Perfect Money, va žiūrėkit. Mes užpildom formą ir paskui turim paimti ir parašyti savo Perfect Money sąskaitą. Buvo parašyta sąskaita ir va čia va mes gaunam iš kompanijos visą instrukciją ir paskui va jau matom, kiek yra pervesta į Perfect Money. Vedžiausi aš 1000, tai į Perfect Money gavau 967,93. Reikia nepamiršti, kad kompanija pati savo pasilieka visą laiką 5% nuo išvedamos sumos. Grįžtu ir dabar aš pabandysiu paieškoti Revoluto. Taip, 23 birželio pagal mane šitas bus. Taip, žiūrėkit. Išvedimo numeris Rasuolė Rutkauskienė, supportui išpildyta visą formą ir dabar, aišku, reikėjo užpildyti visą Revoluto formą. Rašom Revolut bankas, vardas pavardė, kortelės numeris, valiutą pasirenkam, šalis, kurioje kortelė yra išduota, adresas. Adreso, aišku, jūs nematysit, aš jį paimsiu ir
paslėpsiu. Kortelės galiojimo laikas ir telefonas. Telefonas tas, prie kurios yra pririštas revoliutas. Taip, užprašyta 23 dieną 18:29. Taip. O išvesta 23 dieną 18:31, 55 sekundės. 2 minutės. Na, aš tikiuosi, kad dabar jau šito pakanka jum. Jeigu dar šito nepakanka, tai tuomet ką aš galiu pasakyti? Norit patikrinti, ne? Yra lėktuvai, yra bilietai ir į Šiaurės Kiprą. Ten yra mūsų Monolitės Taip pagrindinio partnerio ofisas. Kartu pasidarysit atostogas, ruduo, pats laikas, labai dabar ten smagu. Ir pasitikrinsit. Tai va, daugiau nieko aš jums negaliu paimti ir parodyti. Įrodinėti aš nieko nesiruošiu, nes aš net neprivalau, nes ar jūs esate čia, ar jūsų nebus, mes kaip dirbom, taip ir dirbsim. Kompanija kaip gyvavo, taip ir gyvuos. Lygiai tas pats kaip ir su mum. Ar mes būtume čia, ar mūsų čia nebebūtų. Kaip kompanija gyvavo, taip jinai ir gyvuos. Kompanija pergyveno 2 krizės. Dabar yra 3 krizė. Tikrai žinau, kad jinai pergyvens ir šitą krizę. Todėl, kad jinai laikosi savo įsipareigojimų. Jinai kaip šveicariškas laikrodis išmoka pinigus žmonėm. Nes jos yra misija, jos yra kredo. 2 tokie dalykai. Žmogui reikia pinigų čia ir dabar, ir programa yra taip sustatyta, kad tik uždarėm programą, iš karto mes gaunam pinigus. Mums nereikia laukti mėnesio laiko, mums nereikia laukti savaičių, mums nereikia laukti 5 metų, kaip kad būna su akcijom, kada mes gausim pinigus, kada nors, ne, į priekį. Čia dabar yra pinigai išmokami, kai tik žmogus susidirbo. Žinoma, jisai dirba. Ir jeigu tik paprašom, iš karto kompanija išveda. Ir antras dalykas, ko jinai laikosi, ir dėl to ją taip ilgai, ir dėl to jinai rinkoje įsilaikė taip ilgai ir įsilaikys toliau, kad jinai laikosi savo įsipareigojimų. Žmogus susidirbo pinigus, negali jokių būti dalykų, išvedžiojimų dėl kažko tai atidėliojimų, kad neišmokėti tų pinigų. Taip, dabar jau tikrai viskas. Taip, kad, mėlyjei, ateikite į New Millennium kompaniją, dirbkit, užsidirbkit, nes čia yra labai dideli pinigai. Mokinkitės, klausykit sponsorių, neišradinėkit dviračio. Ir viskas. Bijoti nėra ko. Ką, visiems gero šeštadienio, nes šiandien yra šeštadienis ir iki kito karto.